Labai svarbu suprasti, kodėl tu susirgai ir ką daryti, kad tai nesikartotų, nes jeigu tu sugydei vieną organą, o čia nieks nepasikeitė ir čia nepasikeitė, sirg sekantis. Jeigu beria odą, aš visada sakau, ačiū Dievui, jūs išbėrė. Aišku, nelabai patinka pacientam. Ir jeigu oda būtų išberta, tai sakau, jūs sužalotumėt save. Jis sako, gelbėkit. Odos bėrimas, tai reiškia meilės laiškas man. Aš jums išverčiu, ką tai reiškia. Labai svarbu, kad keistusi emocijų išraiška, mokytumėmės išreikšti emocijas, paleisti emocijas. Dabar iš tiesų tas ar per judesį, ar per šokius, ar tarp šnojimą, savistabą, nes tu turi pradėti atsisėsti ir pakalbėti su savim. Ir pažiūrėt, o kas mano viduj darosi. Labai daug mokymų yra priversk save, daryk. Apie tai, kad kankink dar labiau save. Nevalgyk, draus, nedaryt ir taip toliau. Gal gana. Gal reikėtų kaip tik daugiau mums daryti, kas mus džiugina.